Radau tiltą, va tiltas. Gal nelabai ir norėjau sustoti, bet kaip netyčia pirmą kartą čia atvariau. Šiaip kas čia galvoju, nusifotkinsiu va prie va šito ženkliuko. Vilnius 105, Varšava 205, čia visokių va prirašyta. Ir atvažiavo chebrytė su mocais. Persimėsim kelius žodžius. Pasirodo, ten taigi yra, irgi video yra įdėta, jeigu ką galite pasiieškot, pažiūrėti, tai tikrai įdomu, verta tikrai. Paėjus tą sieną yra Rusijos toks gabaliuks, tada Lenkija ir čia Lietuva. Lietuva, teroristai ir Lenkija. Čia aš esu Valstizna, kažkaip įdomu, nežinau, va, tavo teroristų šalis, Kaliningrad, 155. Na, jeigu ir sustojom, tai ir atsikvėpsim. Lipdukas, lipdukų diena. Nu, va, biški trumpas toksai, kad tokiai, apie porą minučių. Nejau ten esu buvęs. Judam toliau, pagrindinio to tikslo tilto. Žiūriu, čia vien tik lietuviai, o ne mašinos visų. Vieni mačiau ten nuvažiavo, kur yra, aš jaučiu ten susitiksim. Nu, ar lenkų yra. Koks va, lengvutis, motocikliukas, žiūk. Hopa. Ir važiuoju. Va, kažkam grandinė buvo panaudoja, va, skulptūrą tą grandinį. Graža. Žiūrėjau, pramakliną neįjungiau. Prieš tai ten porą skulptūrėlių. Toks kažkoks futuristinis šiek tiek. Bet šiaip įdomi, tokia lankoma vieta, viskas. Tokiu keliuku, kur Lenkai dar nespėjo pakeisti. Bet su motociklu čia viskas dzin. Va, čia kažkokia va skulptūrėlė. Šakot čia, taigi čia, nu, ha. A lietuviai turi šakočių skulptūrų. Ojai. Gerai, kad motociklas, geras nesijaučia. Dindandam biški viskas. O, mleko. Parduotuvėlė su motociklu, va irgi, nu. Sezoną neskau uždaryti. Na, šitą neuzdavengi, bet tai motociklus techninau. Tiltuką dar 15 minučių, 10 km. Visiškai čilinu greičio. Na, taip, bet čia nesmarkiai. Gražios tokios alėjos, o. Oras pašilo 8 jau. Čia kas muitinė. Nežinau, kažką norėjo iš manęs ar šiaip sveikinasi.
Park Krajovski, kažkaip tai čia įdomiai parašyta. Aš tai iš Vilniaus, bet Lenkų dar taip smarkiai nelaužau, nekrantau. Na kažkoks vat rajonas. Čia gal kažkur mes prie sienos kokios su nedraugais. Teoriškai turėjo būti nutolęs. O kažkas prisivyja. Bet ne muitinė, šiaip turistai. O, galvijai. Bet gražus keliukas eina savo. Noriu nutraukyti su šito, man primena Norvegijos kelionę. Noriu turėti dar vieną tokią nutraukytę. Kaip čia, nieks nežada vaido nunešti. Nu, puikiai gavosi. Jau ten, fantastika. Bet tai keliukas. Čia uždarimo voga. Ir lietutis baigis. Gerai. Laikau krypti. Liukas tai toks kokie serpantinai, sakyčiau. Nu, blema, čia kaip faina, eina savo. Ten vingiavosi miškelėje, taip, bet asfaltas, nu, va toks yra bam bam bam, bet asfaltas, ir dabar tokie porą vingių, kaip kokios serpantinose. Nu, fantastiška, taip, va. Nepakartavo. Nu, tiksliau, teks pakartoti, nes grįš į Lietuvą, tai manau, to pačiu keliu važiuos. Pasimėgausi dar. O jau kažkur prie pat esu 7 km liko. Ką jie čia norėtų parodyti? Most? Ai, va most, nu va tas tiltas, tai. Tai mes jau prie pat esam. Pasičilinau, kažkas turėjo pristabdyti dėl to. O kaip čia įsukti geriausiai? Geriausiai sukti taip, kaip geriausiai pačiam. Nu, jie irgi čia. Ar jisai? A, ir ten mačiau prie dviračio ženkliukas ir tas toksai kaip nuo motociklo grandinės. Čia turbūt reiškia lankytiną vietą. Nu ką, žinau, kelias toksai. Nu, kelias. Va, ir vėl tas ženkliukas. O Jėzus. O Jėzus, buliukas gražus. Va čia dviem mašinom tai sunkiai. Bet aukštokai aš čia, žiūrėkit. Ten kažkur vanduo žemėl. Turbūt už manęs važiuojant, sako, mažiau plerk, važiuok, nėr kaip tais aplenkt. O, čia žmogus kažkoks yra bokštas. Bet ne, aš pirmiausiai į tą noriu nuvažiuot. O, reikės, kaip tik savaitę prasideda vaikų atostogų, reikės atvažiuoti su šeima čia.
privažiavom miestelį Tancygį. O, tai motociklas yra kažkas irgi užbaiginėja. Ar mane kaip užbaigti negali, kaip aš sezoną. Nors žiūriu, oras vis labiau ir labiau. Sako, nu jau, pasidžiaugė, viskas, gana. Kas čia vėl savo vatinai? Problemiškai, čia faina. Negaliu. Vajetu. Kažkur vėl kylu. Ojej. Čia tipo ar ten? Ne, nereikėjo važiuoti ten, kur aš važiuoju. Teks kažkur apsisukti. Apsisuksim, va čia va matau pavėsinytę. Ojej, opapa. O čia neblogai, žiūrėk, ir poilsiavietė kaip ir. Nu tas, tas matai susiprato greičiau. Tai kur tas tiltas? Gerai, aš ieškau tiltą, susijungsim vėliau. Radau tiltą, va tiltas. Tai reikia ten foto. Jo galima turbūt pravažiuoti. Gerai, netrukdom eismo. Praleidžiam šitą pilietį. Vėse до мосту. Постой бесплатный. Vėsie на мосту. O iš ten jau čia bus geras kadras. O paskui ant tilto lipsim. Gerai, kadriukas yra. Reikia valandį ten užlipti ir pravažiuoti. Kyla mašinas, aš kiek galim. O, pamėtė viškį. Ai, ženklas draudžiama. Atvažiavau tam, kad nelipti. Palauk, nevažiuok. Čia bus puiki vieta matyti. Nu ką, einu žiūrėt, kaip čia kas ir su kuo čia valgoma. Dzień dobry. Z karty można? Jeden? Tak. 10 zł. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ma te dwie gubos.
į vieną pusę ir į kitą. Nu, čia mažai kažkaip galėtų leisti. O, pasmakui tamsi. O, paskanau. Dzień dobry. Čia gal kažkada buvo tiltas. Šitam geležinkeliu, čia gabaliukas šitą. Reprezentuoja originalaus traukinio šitą elementą. Kažkoks buvom traukinio. Kirgiu šalmą, nusimtai nusu šalmą. Biškit, kad ir 8, bet vis tiek kažkaip tai. Rūkanotas, kodėl rūkanotas? Nes rūkanota diena, dėl to rūkanotas vaizdas. Čia nepriklauso nuo šitą. Kažkaip įdomiai duoda kamerą. Ne, nu tikrai stikliukas gražus. Įdomi. Čia galima visą pereiti, kaip matau. O kitą pusę. Koks aukštis? Aukštis tai nemažas. Čia gal tiek neįsilaužia. Seni žibintai palikti. Fainai atrodo. Va, aš buvau stabtelėjęs. Va, pažiūrim, kaip jūs matot. Va, ten. Ten. Biški vaizdas gąsdina, kad toks rūkas. Pabandau nusiimti šitą stikliuką. Ir kas tada gaunasi? Nu, šiek tiek pagerėja. Kažkaip polarizuojantis laužia. Nes aš naudoju visokius tokius. Ir dabar išbandau. Tas toks, kur saulėj. Ten yra keli sluoksniai, kelių etapų, kai labai ryški, neryški. Tai čia polarizuojantis, galvoju, įdėsiu ryte, tai fainai atrodė. Bet dabar žiūriu, kad kažkokį rūką papildomą metą. Kaip čia aukštis matosi. Nu, pagal man, ne pagal rastus. Va, aš buvau čia keliukas, bet ten pasistatęs, pasidariau nutraukėlę. Va čia, tum. Reikės sugrąžinti originalų GoPro šitą tokiems orams. Bet tylu, ramu. Ten atsekanti dalis tilto. Va, žmonės matosi. Kaip čimpa. Turėtumėt matyti, tai mažučiukai. Bet einas. Reikės info paieškoti, kokiam čia aukštį. Berželio viršūnė. O berželis šiaip turėtų būti aukštas. Pažiūrim berželį. Berželis kažkur užsisuka po tiltu net. Tuščiai irgi nedarysi kadro. Nu ką, kulniuoju toliau. Jei ką, įsijungsim į kadrą. Palieku tiltuką. Esu filosofiniam apsisprendime. Ar suk namo
Sveikas protas sako, reikia sukti. Tokia temperatūra, be perstojo važinėti ir mėgot palapinėje. Su tokia įranga, kokia aš turiu, nors maniau, kad neblogą turiu, bet pasirodo neblogą pavasarį, bet ne žiemai besibeldžiant. Tad su tą filosofinę mintim važiuoju toliau, kelias kartojasi, stikliukas va šitas va pakeičiau. Per video bus matyti, kas geriau. Bet įtariu, kad rūkui visada reikia naudoti paprastą stikliuką.